Dominikui Savio mirus, jo tėvas rašė kunigui Don Bosco. Su ašaromis akise pranešu jums pačią liūdniausią žinią. Mano brangusis Domininkas, jūsų mokinys, vakar kovo 9 vakare priėmė šventuosius sakramentus, nuėjo pas Dievą. Domininko Savio keliais. Rašydamas tėvas, kuriam tuomet buvo 42 metai, iš naujo peržvelgė trumpą savo mylimiausio sūnaus gyvenimą. Mamai Bridžidai 1842 metais, balandžio 2 dieną, Ribankėri kaimelėje gimė sūnus ir tą pačią dieną jis buvo pakrikštytas Domininko vardu. Paprasto namelio apatinėme aukšte tėtis Karlo Kalvis buvo įsirengęs dirbtuvę, kurioje buvo visi kalvio darbo įrankiai. Mama Bridžida, graži grakšti jauna moteris, buvo siuvėja. Tai jį ugdė savo švento berniuko jautrumą. Tai jį mokė jį, kad iš to paties audinio galima pasiūti ir gražų, ir niekam netikusi drabužį. E a dirgli che un ragazzino è come una stoffa, che crescendo può diventare un abito bello o brutto. Nel novembre del 1843 metų lapkričio mėnesį Karlo ir Bridžida, nešini savo 20 mėnesių Domininkų, persikėlė į Marialdo vietovę Kastelnovo frakcijoje, visai netoli Noveki kalvos, kur buvo įsikūrusi Don Bosco šeimyna. Jie apsigyveno keliuose paprastučiuose kambarėliuose, išsinuomotose dideliame Pianti šeimos name. Tėtis vėl ėmėsi kalvystės ir žemdirbystės, o mama toliau siuvo. E mamma Brigida continuò a fare la sarta. Tuose paprastučiuose kaimiškose kambarėliuose gimė Raimonda ir Marija, pirmosios dvi Domininko sesutės. O taip pat ir broliukas Giovanni. Morialde Dominikas gyveno 10 savo trumpo gyvenimo metų. Čia įvyko 2 svarbiausi jo gyvenimo įvykiai. Čionais pradėjo lankyti mokyklą ir pirmą kartą priėmė šventąją komuniją. Pirmasis jo mokytas Morialdo mokykloje buvo jaunas kapelionas, Don Giovanni Battista Zuko, kuris atvyko mokytojauti būdamas 29 metų. Tuo metu Domininkui buvo 5, Don Giovanni taip prisiminė savo pirmosius susitikimus su Domininku. Pirmosiomis savo buvimo Morialde dienomis dažnai matydavo maždaug 5 metų berniuką kartu su savo mama ateinantį melstis prie koplyčios durų. Į akis krisdavo jo amžiaus vaikams nebūdingas susikaupimas. Berniukas pagarbiai sveikindavosi su manimi. Kitais metais jis pradėjo lankyti mokyklą. Išaiškėjo jo stropumas, nuolankumas ir kruopštumas. Kadangi buvo gabus, per trumpą laiką akivaizdžiai pažengė moksle. Meilė Dievui rodė, eidamas kartu su mama melstis į bažnyčią, ši meilė vis augo ir augo ir padėjo jam greitai išmokti patarnauti šventosioms mišioms. Mokykloje Domininkas susipažino su kitais vaikais. Vieni buvo labiau panašus su juo, kiti mažiau. Vienas jo mokyklos draugas prisiminė tokį epizodą. 2 Domininko bendramoksliai elgėsi blogai ir vieną dieną kantrybės netekęs mokytojas juos nubaudė. Matydamas įniršusi mokytoją ir persirendusius draugus, Domininkas pravirko. Ko gero, tai buvo pirmasis Domininko susidūrimas su blogiu, tas blogis privertė jį verkti. Antraisiais mokslo metais 7-metis Domininkas sulaukė gražiausios savo gyvenimo dienos, kuomet pirmą kartą galėjo priimti šventą komuniją. Don Giovanni Battista Zuko rašo: Vos tik Domininkas suprato skirtumą tarp dangiškosios ir žemiškosios duonos, jis pradėjo ruošti šventajai komunijai, kurią priėmė su tokiu žavesį keliančiu švelnumu ir pagarbą.
1849 m. balandžio 8, Velykų sekmadienis. Domininkas kartu su mama ir tėčiu atėjo į didelę Castelnuovo parapijos bažnyčią. Giovanni Caliero, vėliau tapęs vyskupu ir kardinolu, tuo metu buvo 11 metų vaikas ir patarnavo šioje bažnyčioje. Po daugelio metų jis taip kalbėjo apie vaikystėje matytą Domininką. Castelnuovo žmonės buvo sužavėti tokiu pamaldumu, su kokiu Domininkas pirmą kartą priėmė šventąją komuniją. Jie žavėjosi, niekur nematytų tokio mažo vaiko susikaupimu. Tomis dienomis antros pradinės klasės mokinys didelėmis, netvirtomis raidėmis, bet tvirta valia užrašė savo sąsiuvinyje. Labai dažnai atliksiu išpažinti ir šventąją komuniją priimsiu taip dažnai, kaip tik konfesarius man leis ją priimti. Noriu švęsti švenčių dienas. Mano draugais bus Jėzus ir Marija. Geriau mirti, negu nusidėti. 1848 m. spalio mėnesį, Domininkui tuo metu buvo 6, Don Bosco ant Veki kalvos pastatė koplytėlę Rožančiaus Marijos garbei. Iškilminga ir džiaugsminga Marijos šventė Don Bosco atsivežė 17 savo globotinių iš Torino. Vienas iš vyresnių vaikų skambindamas varpeliu vaikšto keliais ir takeliais ir kviečia žmonės į šventę. Galima įsivaizduoti Karlo Savio stovinti nedidelėje minioje ir laikantį už rankos savo sūnų. Viskas vyksta tik už keleto šimtų metrų nuo jų namų. 1853 m. vasaris. Karlo Savio, verčiamas būtinybė susirasti daugiau darbo, su šeima persikelia į Mondonio, esantį keleto kilometrų atstumu nuo Morialdo. Nuvykusi į Mondonio yra Savio šeimos namą, pirmą kairėje vingiuojančios aukštyn gatvės pusėje. Šio mažai saulės šviesos lepinamo namo pirmajame ir antrajame aukšte yra po 2 kambarius. Langais į gatvę žvelgiančiame kambaryje Karlo įsirengė kalvę, o šalia esančiame kitame kambaryje Brižida gamino valgį ir siuvo. Kai šeima persikėlė į Mondonio, Domininkui buvo beveik 11 metų. Jis toliau tęsė mokslą 4 pradinėje klasėje, jo mokytojas buvo Don Giuseppe Muliero. 1853 m. balandžio 13 dieną parapijinėje Castelnuovo bažnyčioje Domininkas priėmė sutvirtinimo sakramentą. Šventosios dvasios galia jis, vaikas, tapo suaugusiu tikėjime, pasiruošusiu su Dievo pagalba kovoti visas gyvenimo kovas. Mondonio mokykloje, kuri dabar pavadinta Dominiko Savio vardu, žiemą mokiniai krosnį kūrendavo savo atsineštomis malkomis. Kartą 2 vaikai iš lauko atsinešė sniego ir akmenų ir sumetė juos krosnin. Pliūptelėjo baisi ugnis. Mokytojas Don Muliero atėjęs į pamokas ir pamatęs, kas vyksta, paklausė, kas tai padarė. Netikėtai išklupti anie 2 berniukai apkaltino į klasę ką tik įžengusi Domininką. Šis atsistojo ir priėmė bausmę klūpomis prieš visą klasę. Laimiai, vienas draugas viską papasakojo mokytojui, o šis kitą dieną paklausė Domininko, kodėl jis prisiėmęs kaltę. Atsakymas buvo toks. Galvojau, kad tie berniukai bus išmesti iš mokyklos, o to nenorėjau. Aš pats tikėjausi jūsų atleidimo, nes nusikaltau pirmą kartą. Be to galvojau apie Jėzų. Juk ir jis buvo neteisingai apkaltintas. Nell'854 spalio mėnesį Don Bosco su savo globotiniais sugrįžo į Veki Rožančiaus Marijos šventei. Dominikas su savo tėčiu nuėjo jo aplankyti. Pats Don Bosco taip pasakoja apie susitikimą. Pas mane vieną rytą pasikalbėti atėjo berniukas su savo tėčiu. Mano žvilgsnį patraukė jo veido giedrumas ir atvira, bet pagarbi šypsena. Pasiteiravau, kas jis toks ir iš kur atėjo. Aš esu Dominikas Savio, čia mano tėtis. Atėjome iš Mondonio. Taip jie pradėjo kalbėtis apie Dominiko mokslus ir šeimą. Berniukas atrado žmogų.
gyvenanti visiškai pagal Dievo valią. O Don Bosco stebėjosi, kokį darbą per tokį trumpą laiką nuveikė šventoji dvasia vaiko gyvenime. Domininkas, netėčio neatsiklausęs, tiesiai paklausė kunigo Don Bosco, ką manote apie mane, ar aš galėčiau tęsti studijas? Manau, kad tu esi puikus audeklas. Kam tas audeklas gali būti tinkamas? Iš jo išeis rūbas vertas padovanoti viešpačiui. Taigi aš esu audeklas, o jūs siuvėjas. Pasiimkite mane su savimi ir pasiūkite iš manęs gražų drabužį viešpačiui. Kai baigsi mokslus, ką norėtume įveikti? Į viešpas man suteiks tokią didžią malonę, labai norėčiau tapti kunigu. Gerai. O dabar aš norėčiau įsitikinti, ar tu pasiruošęs toliau mokytis. Imk šią knygelę, perskaityk šitą puslapį, o rytoj ateik pas mane atsakinėti. Pradėjau kalbėti su berniuko tėvu. Praėjo nedaugiau kaip 8 minutės ir štai prie manęs prieina Domininkas ir sako, jei norėtumėte, galiu atsakinėti dabar. Su nuostaba įsitikinau, kad jis ne tik atmintinai išmoko tą knygos puslapį, bet ir puikiai suprato, kas ten parašyta. Šaunuolis, tu paskubinai atsakinėjimą, todėl aš paskubinsiu atsakymą. Taip. Vešiuosi tave į Toriną. Nuo šios akimirkos tu esi vienas iš mano brangiausių vaikelių, tad melsk viešpatį, kad jis padėtų man ir tau vykdyti šventąjo valią. Il 1854 metų spalio 29 dieną tėtis palydėjo Domininką į Toriną. Jie pasuko į periferiją, į Valdoko, kur Don Bosco buvo įsteigęs mokyklą ir didžiulę oratoriją. Mama labai skaudžiai pergyveno išsiskyrimą su sūnumi. Skaudu buvo ir Domininkui. Jis pirmą kartą atsidūrė taip toli nuo namų. Torinas atrodė kaip visiškai kitas pasaulis, daug triukšmų, žmonių, sumaišties, kaip viskas skirtinga nuo kaimo ramybės. Ponte Palazzo su dideliu turgumi prekių dėžėmis, ne visada nuoširdžiu linksmumu, miesto aikšte, kurioje buvo vykdoma mirties bausmė pasmerktiesiems. Prie Don Bosco oratorijos žaliavo didelė pieva, kurioje bėgiojo ir žaidė daug berniukų. Don Bosco namuose viskas buvo paprasta, bet jauku. Kol tėtis kalbėjosi su kunigu Don Bosco, Dominikas apžvelgė savo mokytojo kambarį. Jame stovėjo stalas, apkrautas laiškais, o ant sienos didelėmis raidėmis buvo užrašyta Dami animas, etc. tole. Dominikas paklausė, ką reiškia tas užrašas. Don Bosco paaiškino, kad šis lotynų kalba užrašytas sakinys reiškia atiduok man sielas, o visą kitą pasiimk. Tai buvo Don Bosco kunigystės moto tapęs ir Domininko gyvenimo šūkiu. Laikui bėgant, Domininkui tapo sava Don Bosco namų aplinka. Berniukas kasdien dalyvaudavo šventosiuose mišiuose ir priimdavo Jėzų šventojoje komunijoje gražioje Pranciškaus Saleziečio bažnyčioje. Jis dažnai čia lankydavosi, nes Jėzus buvo visų jo interesų šaltinis ir išsipildymas. Savo maldose Dominikas pavesdavo Jėzui savo gyvenimą, šeimos narius, mokytojus, pačius brangiausius bičiulius ir sunkumų turinčius draugus. I suoi familiari, i suoi educatori, gli amici più cari, i compagni in difficoltà. Vieną dieną jis nusprendė pasivesti Marijai. Klupėdamas prie nekaltai pradėtosios Marijos altoriaus, jis meldėsi. Marija, dovanoju jums savo širdį. Padarykite, kad ji visada priklausytų jums, Jėzų ir Marija. Visuomet būkite mano draugais. Maldauju, leiskite man geriau mirti, negu nusidėti. Mokslo salėje Domininkas atsivertė savo naujus vadovėlius. Per pirmosius mėnesius jis stengiasi pabaigti pirmąją klasę ir jam tai pavyko. Tais pačiais metais berniukas pradėjo ir pabaigė antrąją klasę. Mokykloje mokėsi ir labai geri ir gerumų nepasižymintis vaikai. Pirmieji tapo Domininko draugais. Jie vieni kitiems padėdavo. Refektoriume ir virtuvėje Domininkas susipažino su senaja Don Bosco mama Margarita, palikusią savo ramų gyvenimą tam, kad taptų mama savo sūnaus surinktiems berniukams. Vieną dieną ji taip kalbėjo savo sūnui, tu turi daug gerų berniukų, bet kito tokio kaip Domininkas tarp jų nėra.
Sotto il porticato, davanti alla Vakarais statua Don della Bosco Madonna, kalbėdavo savo Don berniukams Bosco la sera susirinkusiems po parlava ai suoi portikų prie ragazzi. Marijos statulos. Un giorno disse loro Vieną che vakarą Dio jis li jiems voleva sakė, jog santi, Dievas nori, che la kad jie pace būtų fosse šventi, santi, kad e che un lengva gran tapti premio šventais preparato in cielo ir kad a chi si didelė passa. dovana yra paruošta danguje Domenico, tiems, kurie molto bus colpito šventi. da queste parole. Dominika E a giliai tutte palėtė disse, šie žodžiai ir jis, likęs akis į akį su Don Bosku, tarė, aš labai noriu, trokštų tapti šventu, ar jūs man padėsite? E Don Bosco Tuomet gli Don rivelò Bosco la formula atskleidė jam della šventumo santità, formulę che vale tinkančią per visiems tutti i visų ragazzi laikų di tutti i berniukams. tempi. Allegria, Linksmumas, impegno nello kruopštumas studio e moksle, nella preghiera, pamaldumas ir gero fanno il kitiems bene. darimas. Questa formula, Šią formulę Domenico Domininkas l'applicò per il vadovavosi resto dei visą giorni likusį che savo visse a gyvenimą Valdocco. Valdose. Quando si ammalò, Kai Don Dominikas Bosco lo susirgo, fece Don visitare Bosco da molti kvietė jam medici. įvairius gydytojus, Ma le cure tačiau efficaci gydymas nei nedavė tempi rezultatų. praticamente non esistevano. Tais laikais rezultatyvus gydymas dottor praktiškai Ballaudi nebuvo disse įmanomas. sconsolato. Gydytojas Valerytė galėjo Il liūdnai rimedio ištarti. più utile Pats è geriausias lasciare vaistas - leisti jam keliauti į rojų. Suo papà venne a Dominiko prenderlo tėtis su con una vežimaičiu forza. atvažiavo E pasiimti Domenico sergančio partì savo dopo aver sūnaus. detto a Don Bosco Atsisveikindamas su e ai suoi Don Bosco ir savo draugais berniukas tarė, iki pasimatymo rojuje. Nella sua casa di Namuose Mondonio circondato apsuptas dall'affetto di begalinė sua mamos madre, meilė ir sembrò globa, riprendersi. Dominikas atrodė Poi la besveikstantis. malattia precipitò. Tačiau liga progresavo. La signora Ponia Anastasia Anastazija Morino, Morino, Savijo vicina šeimos di draugė, pasakojo. Paskutinėmis dienomis jausdamasis blogiau ir matydamas ilvartaujančią savo mamą, Dominikas ją drąsino, sakydamas, neverk mama, aš keliauju į rojų. Paskutinėmis savo gyvenimo akimirkomis kalbėjo matas šalia esančius Mariją ir šventuosius, kvėpavo ramiai. Era il 9 Buvo marzo 1857 m. kovo 9. Stava per Dominikui netrukus turėjo sukakti 15 metų. A Riva di Chieri Riva di si Chieri. conserva la casetta della Riva di famiglia Chieri yra Savio, išlikęs accanto alla Savio quale šeimos sorge un namelis, centro di šalia kurio yra spiritualità. įsikūręs dvasingumo centras. Dominikas Savio yra šventasis, nes jis pažino Jėzų ir Mariją ypatingų, išskirtinių, unikalių šventojo būdu. Jis mums primena, kad ir mes galime, galbūt galime tapti šventais. Iš Dominiko Savio mes išmokome suprasti, kad Jėzus ir Marija yra tikri mūsų draugai, asmenys, su kuriais galime kalbėtis. Aš nesu šventoji ir galbūt niekada jie netapsiu, tačiau manau, kad daugelis vaikų nepažįsta Jėzaus ir Marijos kaip tikrų gerų draugų. Jei Dominikas Savio būtų čia, pagrindinis jo rūpestis būtų mūsų tikėjimo ir mūsų troškimo tapti šventais stiprinimas. Imitare Domenico Sekti nel suo Dominiko amore a meilę Gesù e Jėzui ir Maria. Marijai daugelio E buvusių l'obiettivo di tanti mokinių ex ir allievi jaunuolių e giovani tikslas. impegnati Jie atvyksta che į šias vengono in vietas questi luoghi mokytis per iš attingere jaunojo dal giovane šventojo santo il autentiškos messaggio di krikščionybės. cristianesimo autentico. Anche a Morialdo si Morialdo. conserva la casetta Morialde abitata taip pat yra dalla išlikęs famiglia Savio šeimai dedikuotas Jis affittava namas. alcune Jie nuomojo stanzucce keletą nella kambarėlių grande casa išvien bianca. šeimos. Atrodo, kad šventiesiems visada gerai sekasi mokykloje, nesu skaitęs, kad kuris nors būtų nesimokęs ar sukirstas per egzaminus. Man patinka, kaip Domininkas mokėsi, jis greitai atlikdavo užduotis, kad paskui galėtų padėti kitiems. Jis mus moko, kad gera motyvacija mokymasi gali padaryti patraukliu. Tai nereiškia, kad mokytis tampa lengviau, tačiau jei turi dėl ko mokytis, mokslo rezultatai pagerėja. Ora, tutta Dabar questa visas grande tas casa è didelis stata namas yra restaurata restauruotas. e accoglie Jame folle di priimami giovani būriai che jaunų arrivano maldininkų pellegrini per atvykstančių ascoltare atsiliepti į l'invito di Dominiko Domenico. kvietimą. Allegria, Linksmumas, studi e preghiere, studijos ir malda, come via di kelias santità. į šventumą. L'oratorio di Don Bosco a Valdocco continua ad Valdoko. ospitare ogni Don giorno Bosco oratorijoje 500 Valdoko ragazzi che kasdien vi si susirenka recano a mokytis scuola e che 500 nei vasti mokinių, cortili laisvalaikyje giocano linksmai con žaidžia allegria. dideliuose stadionuose. Geriausias iš Dominiko atradimų yra tas, kad jis suprato, jog šventumas tai ir sugebėjimas būti linksmu. Aš galvau, kodėl. Ogi todėl, kad gyvenimu patenkintas žmogus yra linksmas, jis galvoja ne tik apie savo, bet ir apie kitų laimę. Mums nesunku prisiminti, kad kunigui Don Bosco ir visiems jo saleziečiams linksmumas yra labai svarbi žmogaus savybė. Tai puiku. Accanto Šalia si erge la iškilusi grandiosa didžiulė Marijos basilica di krikščionių Maria pagalbos Auxiliatrice, bazilika, che kurioje conserva le ilsisi reliquie kunigo Don mortali Bosco di ir Don Dominiko Bosco e Savio di Domenico palaikai Savio. relikvijos. Nei mesi primaverili Pavasarį, estivi ypač vasarą, specialmente, būriai folle maldininkų di traukia čia pellegrini vengono a pasimelsti pregare Marijai, sotto gli šventojo occhi kunigo della Don Madonna, Bosco fianco a ir fianco šventojo con berniuko Don Bosco Dominiko e con il Savio ragazzo artumoje. santo.
Mondonijo yra išlikęs paprastas namas, kuriame Dominikas Savio mirė. Kambarys, kuriame jis išėjo susitikimas su Dievu, yra pirmajame aukšte sujungtas su virtuve. Tėtis ir mama čia buvo pastatę jaunojo ligoniuko lovą, kad šis galėtų džiaugtis besikūrenančio židinio šiluma. Maldininkai panyra į susikaupimą šitoje vietoje, kur 15-metis Dominikas pabaigė trumpą savo gyvenimą ir regėjo Mariją bei šventuosius, besirūpinančius juo tą reikšmingą akimirką, kuomet įžengiama į gyvenimą po mirties.